Mitas apie šitas studijas yra tas, kad pedagogais renkasi tapti tik tie asmenys, kuriems nepasisekė būti savo dalyko profesionalais. Na pavyzdžiui, kad tik muzikantai, kuriems nepavyko tapti atlikėjais, tampa pedagogais. Tai yra visiška netiesa, pedagogų būti yra labai kieta ir labai smagu. Dalyko pedagogikos studijos yra ypatingos tuo, kad tai yra pedagogo kvalifikaciją suteikiančios studijos asmenims jau turintiems aukštojo mokslo diplomą. Studijos yra ypatingos ir tuo, kad šių studijų metu įgaunama ne tik pedagogo kvalifikacija, bet asmuo taip pat gali įgyti ir dalyko mokytojo žinias, o dalyko mokytojais jie gali tapti matematikos, fizikos, chemijos, muzikos, informacinių technologijų bei inžinerijos. Įgaunamos žinios yra labai pritaikomos praktikoje. Pirmiausia, geras pedagogas turi turėti ir didelį teorinių žinių bagažą. Tai studijų metu pedagogai įgyja tokių žinių kaip, pavyzdžiui, raidos psichologija, kuri yra ypatingai svarbi dirbant su įvairaus amžiaus vaikais. Tačiau tuo pačiu metu studijose yra ir labai didelė praktinė dalis, kuomet studentai atlieka praktiką įvairiose bendrojo lavinimo mokyklose, susiduria su realiais švietimo iššūkiais bei problemomis, gauna galimybę apie jas reflektuoti, su jomis susidurti ir su jomis įsiveikti. Aš manau, čia yra vieša paslaptis, kad pedagogų mums trūksta ir mūsų senosios kartos pedagogai, nors jie yra ypatingai šaunus ir puikus, jiems reikia leisti šiek tiek atsipūsti ir mes, jaunieji pedagogai, turim perimti iš jų vėliavą ir keliauti dirbti šito labai svarbaus darbo.